Sveiki, šiandien aš parodysiu gabumus savo patiekalų prasme, nors aš nesu tas žmogus, kuris mėgsta gaminti. Grūdėta varškė, picos pagrindas ir ant jo mes dėsim tikrai ne mėsos, bet galit ir kumpiukų, jeigu labai norėsit, bet šiandien bus be mėsos. Ir esmė, kad mes turim, aišku, sveikuolišką turėti padą, bet aš padarysiu iš viso grūdų miltų, kad dabaigti juos, o šiaip galima naudoti avinžirnių ir galit naudoti avižų, tai reiškia sumalti. Aš dabar tingiu žaisti, darysim tokią nesveikuolišką. Tai čia yra 350 gramų atrodo. Grūdėtos varškės, labai skani man jinai šiaip, tai aš bandau su saiku, norėčiau ją valgyti, bet mes taip neperkam specialiai. Tada 4 šaukštai miltų, kaip ir 4 šaukštai, tikiuosi viskas bus gerai su tuo. Viso, ir tada 2 kiaušiniai. Bus tai pradžio pamakaluojam. Gal turit alternatyvų kokiu? Labai faina sužinoti būtų receptą, parašyti komentaruose galit. Ir tada kiaušiniai ir aišku reikės prieskonių. Vos nepasakiau iškvepėt, įkvepėt, nes aš pripratusiu jums duoti patarimus su sportu. O dabar gaunasi toks, darau patiekalą ir galvoju, o čia reikia teisingai pasakyti, įkvėpti, iškvėpti, kada. Profesinės lygos. Nu va, tobulas, gaila, kad neturiu stiklinio indo, kad jūs matytumėt. Ir ką, įdėsim druskos, įdėsim prieskonių, kuriuos matot iš riešutų sodo. Man čia labai patinka. Nežinau, kiek čia šitos druskos. Bandau šaukštelį, bet mažiau. Ir tada kiekvieno prieskonio, ne visą šaukštelį, bet kiek išeina. Rūkytos paprikos. Galima kajeno pipirų. Tikrai, kad būtų skanu. Tas padas yra labai svarbu, kad būtų pipirų daug nereikia, ciberžolės įdėjo, ne, dar biškį druskytės, o ten kaip jau bus, tai bus. Ir formuosime mes toj padą, kas labiausiai man nepatinka, tai formuoti padą. Nereikia jokio aliejaus, 2 kiaušiniai, 4 šaukštai čia ruginių miltų, bet geriausia avižinių arba avižų arba avinžirnių. Ir grūdėtos varškės, paprastos varškės nelabai tiktų. Einam pasiimti padą. Kingai, kaip žmonės, tvarkom viską. 2 žmonėm visą tai turi būti. Nežinau, kaip mes čia padarysim 2 žmonėm, kad būtų tvarkingai, neapgauti vieną ir kito žmogaus, nes visiems čia patiktų. Tai aš niekada nenoriu save apdalinti. Žinokit, aš iš tų žmonių, kuri labai nemėgsta apdalinti savęs. Kiti žmonės kartais dažnai pagalvoja apie mane, aš kitose vietose pagalvoju, bet kur maistą liečia, tai valgyti aš labai mėgstu. Jeigu apdalinsiu, nu toks gyvenimas. Ir svarbu, kad jisai būtų plonas. Nustačiau orkaitėje 190, jinai jau užkaito. 15 minučių kažkur reikėtų tą mums palaikyti orkaitėje, kad iškeptų padas. Ieškom dabar mentelę kokią nors gerą. Nu ir bandyti reikia, kad nebūtų skylių, kad būtų viskas tobula. Ar taip įmanoma? Nu, gal jūs geresnės gamintojas negu Oksana. Nu, bet visada reikia mylėti tai, ką darai, bet aš tokia nemenininkė, aš taip nemėgstu. Va, padas šiek tiek storas, bet šiaip tai viskas turėtų būti gerai, tiesiog labai blieka tokia. Viską į ilgį darysim, į ilgį. Aišku, su ranka gal gerai priplot. O Jėzu, bus storas padas, vyras sakys, jo fanuli, vėl neskaniai, Aksanka pagaminai.
O tai ką daryti, o kaip po to išimti, kad tas popierius nepriliptų? Šiaip būdavo viskas gerai, tik būna, kad jam nepatinka, kad per storas. Nu tai kaip tada? Čia yra pats geriausias receptas 2 žmonėm. Jeigu mažas picukės norėtumėt, nu tai tada gal čia mažiukės padarytumėt. Nu žodžiu, kažkaip tai bus. Viską į ilgį, bus ilga pica. Kad nesusiglaustų, nežinau. Košmaras, Oksana. Jūs, žodžiu, geriau padarysit negu Oksanka. Svarbu, kad Oksanka galėtų atlipdyti tą popierių, nes reikės su to popieriu valgyti pačiai. Dabar einam, įdedam į orkaitę, 15 minučių, o tada visą kitą dėsim ingredientus. Kol man kepa, aš atsigersiu vieną dalyką, kad skaidulų šaltinių mūsų gyvenime tikrai yra per mažai. Jeigu mes galvotumėm, kad mes turim valgyti daržovės tik vieną kartą į savaitę, tai yra netiesa. 30 gramų per dieną privalom suvartoti skaidulinio maisto. Ar 8 kumščiai per dieną jūsų galimybės suvartoti? Papasakosiu internetu, Instagrame, Oksana Fit trenerė. Oksana Vežbavičienė galit pajungti. Na tai ką, bandom traukti. Visgi 20 minučių man prireikė. Tai žiūrėsim, ar čia nebus per minkšta viskas. Ar čia nebus viskas per minkšta, bet manau, kad nelabai. Manau, gal visai neblogai gavosi, arba nežinau. Matysim, kaip čia bus. Išjungti nieko nereikia, čia labai greitai viską galima padaryti. Čia atskirsim. Pažiūrėsim, kaip čia mes po to pažaisim. Tai aišku, dedam viską iš eilės. Gaila, kad pomidorų neturiu. Oi, pomidorų turiu, neturiu grybų. Supūva. Šiandien bandžiau žiūrėti, ar nesupūvo tie mano grybai ir supūvo. Tai vat. Labai daug čia nereikia tų padažų, bet matysim, gal per mažai. Ne, viskas labai tobulai turi būti. Aš pagreitinsiu šitą roliką. Pagreitinsiu, bet kaip aš noriu valgyti, jūs įsivaizduokit, kaip gaminam skaniai, mes taip norim greitai, kad tai pasigamintų. Bet tada suprantam, kad suvalgome per labai greitai ir tada suprantam, kad gyvenimas yra toks įdomus. Jėzu, kaip skaniai valgysim. Vyras atvažiuos valgyti. Sakė, labai nori skaniai valgyti irgi. Dedam, aišku, mes sūriuko kažkiek į apačią, o po to jau ant viršaus galima uždėti. Tai bus, žodžiu, sūrio pica tokia. Čia yra avių. Kaip sakė vyras, labai gaila. Jį naudoti, geriau valgyti. Nu, aš suprantu, bet geriau negu karvės. Tada mes toliau galim įdėti, aš manau, svogūniuką. Svogūnas man yra kažkas tokio vau. Dar norėčiau juodų alyvuogių, bet dėja neatidariau, nes labai didelis. Tada tūris ir kai atidarysim, reiks suvalgyti. Arba vyrui teks marinuot. Tai jis nelabai nori, kad marinuot. Tada mes įdėsim, aišku, pomidoriukus. Skaičiuot reikėtų, aišku, kad vienam kitam būtų viskas tvarkingai, niekas nieko neapgautų. Galima paprastus pomidorus dėti, bet labai skanu su džiovintais. Džiovintai vis tiek turi savo tam tikrą skonį. Tada, aišku, vyrui nepatinka, bet labai reikia. Nu, kitaip nebus, žinokit. Gyvenime reikia valgyti brokolius. Nu, toks gyvenimas, nu. Negi viskas sugalvota. Tai yra skaidulinis maistas, kurio mums labai reikia. Tada mes padarysim cukinę, kad pakeptų. Padariau po 6, atrodo. 1, 2, 3. Ai, ne, po 5. Kaip per mažai cukinijų padariau. Nu, bet ką daryt. Tada padarome skaniai.
Taip, žodžiu, bus tokia nieko pica, bet galėtų būti daugiau visko. Kažko tai per mažai įdėjau visko. Nu, ką padarys. Neburbuliuojam. Nu, tokia aš gamintoja, žinot. Man geriau, kad vyras gamintų. Jums irgi geriau, kad vyras gamintų. Ir man geriau, kad gamintų vyrai. Mano vyras mėgsta gaminti, kai yra vaibas jam kažkoks. Jeigu gamina, tai 4 valandas gali gaminti, Oksanka negali tiek gaminti, Oksanka gamina greitai. Nesvarbu ką, sriuba ten dar kažką. Mano vyras stengiasi ilgai ir tada būna labai tikrai skanu. Nu, vyrai yra šaunuoliai. Maisto gamyboje turėtų būti jie pagrindiniai. Po to krapų įdėsim, lapų kažkok, bus veganiška pica, tikiuosi bus skanu. Arba kažko dar trūksta, čia grybų galėtumėm sudėti ir panašiai. Na, ką darysim mes dabar? Ką mes dabar darysim? Dėsim į orkaitę. Gal 10 minučių, gal 15. Nu, pasižiūrėsit. Trauksim mes tą picukę. Jau matau, kad netgi per daug pavariau, bet taip kvepia. Oh my god, kaip mes valgysim žmonės, jūs pavylit? Jūs padarykite ją. Nuostabi. Jinai yra tiesiog nuostabi. A pasižiūrėsim, ar šitas nuostabumas mums nuostabiai atsilups. O gal ir ne, man atrodo, gali būti labai blogai. Labai blogai arba ne. Nu, pasižiūrim, nu kas čia vyks pas mus. Ai, atsilups, pažiūrėkit, vau, bet jinai labai didelė, tai nežinau, be vyro aš neįdėsiu į lėkštę niekaip. Dar čia viskas išsipylė iš to sūrių. Oi, ne, man atrodo, valgysim su popierium. Tai skanau žmonės, tikrai verta daryti mažesnės. Viską sudėti, nes dabar lauksiu vyro, kad mes galėtumėm įdėti į lėkštutes. Kaip mes tai padarysim, nežinau. Tai skanaus, laikinkit, dalinkitės. Receptas yra nuostabus. Aš esu nenuostabi kepėja, bet visi galim iškepti. Netgi tos, kurios nemėgsta kepti. Nu, labai skanu bus. Tai aš esu Oksana Vežbaičienė. Pasiekite mane Instagrame tam, kad būti arčiau manęs kiekvieną dieną, nes tikrai aš turiu jums ką duoti, o iš jūsų aš pasiėmu tik pokyčius. Ačiū jums, kad jūs esate.